Sveiki! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių svajonių šuo pažink veislės metu. Šie pokalbiai tai puikiai galimybė išgirsti pasakojimus iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylėjimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės jums išsirinkti savo svajonių augintinį, arba tiesiog praplės jūsų akiratį. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Čia rasti ne tik straipsnius apie įvairias šunų veislės, tačiau ir daugybę kinologijos entuziastams naudingos informacijos. 1348 metais Europą užkariavo maras. Tam pasitarnavo paprasto žiurkių utėlės. Maždaug pusė Europos gyventojų mirė lydimi baisių kančių, iki kol buvo nustatyta tiesioginė priklausomybė tarp mirtinos ligos ir žiurkių. Dėl nekontroliuojamo maro protrūkio žiurkių populiacijos mažinimas tapo itin opių klausimu. Renesanso metu buvo sukurta daugybė smulkių šunų veislių, kurių specializacija kaip tik ir tapo smulkiųjų graužikų medžioklė. Šios šunų veislės buvo puikiai prisitaikiusios prie esamų gyvenimo sąlygų ir pasižymėjo plačia formos, spalvos bei kailio tipų įvairovę. Anglija tapo žymi savo terjerais, Vokietija taksais, o regionas anksčiau jungęs Belgiją, Liuksemburgą ir Olandiją galėjo didžiuotis tvirtomis ir bene niekad nenuilstančiomis šiperkėmis. Taigi žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno Gara Tarigonis savininkė, Lietuvos kinologų draugijos nacionalinės kategorijos teisėja, gyvūnų fotografė Svetlana Valujeva. Sveiki, Svetlana. Sveiki, ačiū už kvietimą dalyvauti jūsų projekte. Mes labai džiaugiamės, jog sutikote šiandien pasidalinti savo žiniomis. Taigi, jeigu labai nenutorsime nuo tos ką tik girdėtos istorijas, tai kaip yra su tomis šiperkėmis, ar vis dar jie turi tokių tų instinktų, kurie liko? Šiaip šiperkai taip, aš sakyčiau, kad jie tokie patys ir liko, nes kažkada prieš keletą metų radau tokį dokumentą, jisai buvo užrašytas Belgijoje, vienoje iš istorinių kronikų, kur buvo parašyta, kad šiperkė labai primena charakterių belgus. Kol jų nepuola, jie ramus ir tvarkingi, bet jeigu jų puola, jie kariauja su savo priešais, su liūto drąsa. Tai ir šita charakterio savybė, man atrodo, buvo labai reikalinga šiperkams, kai jie atliko savo pirmąją darbą, saugojo krovinius, kuris jų savininkai veždavo baržose per visą Belgijos, Olando ir Liuksemburgo regionus. O koks šiaip yra šiperkių temperamentas, be to sargumo, kokie tai yra dar šunys? Jie yra labai šiaip įdomus šunės ir tinkantis turbūt ne kiekvienam savininkui, nes jie yra labai savarankiški, labai protingi, labai gudrus. Šiaip aš visą laiką juokauju, kad mano šunės charakteriai labai panašus į muitininkų charakterius. Jie visą laiką viską tyrinėja, apžiūrinėja, ieško savo nuotykius. Jeigu kažkas jam įdomu, jie tikrai sugebės pažiūrėti, kas kur paslėpta ir kas ten vyksta. Jie yra labai smalsūs šunės, šiek tiek triukšmingi, šiek tiek sargus. Stiprų medžioklinį instinktą jie nelabai turi, bet aš girdėjau, kad kai kurių savininkų šunės nelabai sutarė su gyvūnais arba su paukščiukais. Mano šunės puikiausiai gyvena ir su kitiem šunim, ir su paukščiais, ir tikrai, man yra idealūs kompanionai. Kaip yra su ganymo instinktu, vis dėlto sakoma, kad tai yra mažiausias aviganis. Dėl ganimo instinkto aš tikrai galiu pasakyti, kad mano šunys jo neturi. Ir šiaip šiperkai atsirado pirmoji FCI grupiai, aš nežinau, gal pagal klaidą, nes šiaip jie labai panašus su grinindaliais, kurie turi bendrą protėvį, bet charakteris, aš galiu kaip buvusi aviganio savininkė pasakyti, kad čia tikrai nėra aviganis. Aviganis visą laiką nori dirbti ir būti su savo savininku, o šiperkais
jam gerai gyventi ir pačiam. Ir visgi sakot, čia toks pakankamai savarankiškas, netgi kartais triukšmingas šuo. Tai kuo jūs sužavėjo šitą veislę? Kodėl jūs mylite šiuos šunis? Nu, idėja parsivežti šiperkę atsirado, kai mes jau nebeturėjom vokiečių aviganio ir anglų kokerį. Ir aš norėjau turėti šunį pakankamai nedidelį, kad galima būtų skristi su jį lėktuvu į skirtingas parodas. Taip pat aš norėjau šunį, kuris būtų mums geras kompanionas per pasivaikščiojimus miške, kuris galėtų vaikščioti per tikrai ilgus atstumus. Ir dar aš norėjau turėti šunį, kuris nebūtų labai lipnus, kuris nereikalautų mūsų dėmesio visą laiką. Mano pirma mintis buvo nusipirkti pomeranijos špicą, bet mano vyras sako, kad jam reikalinga labiau vyriška veislė. Tuo metu mano vyras sugalvojo, kad jam buvo reikalinga nauja hobį ir norėjo nupirkti lėktuvą ir tapti pilotu. Man mintis šitą visiškai nepatiko ir tada aš supratau, kad mums reikalingas šiperkė. Šiperkė taip pat vadinamas mažasis kapitonas arba kapitono šuo ir vietoj lėktuvo visai būtų gerai gal prie namo mums turėti nedidelį valtį vietoj lėktuvo. Tai va taip pat ir atsirado mūsų šiperkai ir tuo pačiu metu mes abu išlaikėm ir kapitono licenzijos. Na, o kaip atrodo šiperkės? Vis tiek rinkotės, manau, ne vien tik pagal tą kapitono šuns pavadinimą, bet ir kažkiek ir pagal išvaizdą. Aš nesakyčiau, kad aš rinkau veislę pagal išvaizdą, nes šunys šiaip buvo mūsų šeimoje visą mano gyvenimą. Ir aš tikrai žinojau, kad nors ir mes renkam šunį pagal išvaizdą, bet gyvenam visą jo šuns gyvenimą su jo charakteriu. Bet jie vis tiek buvo man priimtiniausias variantas, nes jie nereikalavo kažkokio sudėtingo groomingo arba kailio priežiūros. Aš jau žinojau, ką reiškia, kada šuo keičia 2 kartus per metus savo kailiuką. Kaip fotografė animalistė, aš bendrauju su labai daug žmonių per visą pasaulį ir taip pat aš turėjau labai gerus kontaktus Amerikoje. Ir kada aš pradėjau ieškoti šiperkių šuniuką, pakalbėjau su draugais tenais ir jie man rado veisėją, kurie daug metų gyveno Europoje ir turėjo šiperkus ir tuo metu jinai jau grįžo atgal į Ameriką ir turėjo vadą. Ir mes susikontaktavom ir susitarėm dėl berniuko pirkimą. Ir taip pas mane po 6 mėnesių atsirado pirmas visoje buvusiai Tarybų Sąjungos teritorijoje pirmas šiperkas vardu Sargis. Ir dabar mano žiniomis turite dar ir kitą šiperkę, jau Sargio nebėra. Taip, teisingai. Po Sargio šiaip atvažiavo ir Dina, kurie jūs dabar matot nuotraukai. Ir šitie 2 šunės pas mus gyvena apie 16 metų. Taip, ir dabar pas mane gyvena Sargio sūnus vardu Rykis, jam jau 10 metų. Tai veislė, sakyčiau, tikrai gyvena ilgai ir sveika ir dėl to man šitie kompanionai irgi labai labai patinka. Kiek mano žiniomis šiperkės būna tiek su ilgomis uodegomis, tiek ir natūralūs bobtailai. Ar tai tiesa? Taip, natūralūs bobtailai čia yra genetiškas požymis ir taip atsiranda, būna tokių trumpauodegių šunų, bet taip pat anksčiau šiperkams kupiravo uodegas, ko dabar negalima daryti. Ir iš tikrųjų, kai aš turėjau Diną ir Sargį, aš galvoju, kad nebeturėsiu šiperkę, aš nenorėjau turėti šiperkę su uodega. Bet dabar turbūt tos uodegas yra tikrai labai fantastiška šuns kūno dalis, labai kalbanti šuns dalis, ir kurie tikrai atspindi jo nuotaiką ir visas mintis, kurie dabar verda jo galvoje. Kaip jūs jau paminėjot, šiperkai būna su natūraliom ilgom uodegom.
Taip pat jie būna natūraliai gimsta trumpauodegiai, bet anksčiau uodegas šiperkėms kupiravo. Ir kupiravimas prasidėjo šiai veisliai dar prieš 5-6 metų. Ir yra dvi legendos, kurie pasakoja, kodėl taip atsitiko šiai veisliai. Viena iš jų sako, kad buvo labai sunku žmonėm atskirti tarp judų vienodai atrodančių šuniukų. Tai vienas iš šiperkės savininkų paėmė kirvį ir pašalino uodegą savo šuniukui. Bet tokia šiperkės išvaizda labai patiko jo kaimynams ir visi pradėjo daryti taip pat. Kita versija sako, kad už beuodegių šunų žmonėm nereikėjo mokėti mokesčius, nes šunys be uodegos buvo pažymėti kaip darbiniai šunys. Na, o kokios gi būna šiperkių spalvos? Europoje pripažinta tik tais juoda spalva. Jie visiškai neturi turėti baltos spalvos, nors pas mano reikia yra keletą baltų plaukučių ant pėdučių. O ar būna dar kokių kitų spalvų kitose žemynuose? Taip, Anglijoje ir Australijoje pripažinta dar kita kreminė spalva. Ir jūs galite pamatyti nuotraukose dabar, kad čia tas pats visiškai šiperkas, tik tais kitos spalvos, bet ant kreminio šuniuko jūs galite pamatyti dar vieną ypatingą šiperkės savybę, jų kailio raštas. Šiperkės, kaip tikras flamandų džentelmenas, turi turėti apykaklę, jisai turi turėti diržą ir būtinai turi turėti kulošus arba tokius puošnus apvalius. Na, tas kailis, jeigu jau apie jį pradėjome kalbėti, ar jis reikalauja ypatingos priežiūros, ar šiperkės dažnai šeriasi? Taip, šiperkės šeriasi 2 kartus per metus, kaip kiekvienas šuo su laukinio kailio tipo. Šiperkės turi labai kietą ir šiurkštesnę išorinę kailį, bet taip pat turi labai daug poplaukė. Tai va tas poplaukės keičiasi 2 kartus per metus ir tikrai, jeigu jūs mėgstate ideali švara savo namuose, turbūt šią veislę ne jums. Tai žodžiu, truputis plaukų yra neišvengiama. Taip, bet kas man patinka apie šitą plaukų tipo, kad poplaukį galima labai lengvai surinkti su šluotu, arba mane išgelbėjo robotas siurblys. Na, ar reikalauja šiperkės dar kažkokios ypatingos priežiūros? Ne, kitos priežiūros turbūt šiperkai ir nereikalauja. Jie yra stiprus, labai sveiki šunys. Aš neturėjau problemų net ir su savo senukais. Iki paskutinio savo dienos jie puikiai vaikščiojo, nors vienas buvo aklas, kitas kurčias, bet jie puikiausiai orientuojasi erdvėje ir liko aktyviais iki paskutinės dienos. O kaip yra su dantų priežiūra? Vis dėlto tai yra nedidelis šuo. Taip, dantis yra labai sveiki, dideli, jie labai funkcionalūs ir jie, sakyčiau, kad valo pati savęs. Aš maitinu savo šunis mėsą, jie gauna kaulus ir tie dantukai lieka taip pat iki senatvės. Ar yra kokie privalomi tyrimai būtini, norint veisti šiperkės? Kaip ir visų mažų šunų veislių atstovams, šiperkams reikalingi akių tyrimai bei patelos laksacijos testas. Bet mano žiniomis šie tyrimai nėra privalomi Lietuvos kinologų draugijos, bet visgi rekomenduojami atsakingų šiperkių veisėjų. Taip, taip pat rekomenduojama daryti skydliaukės tyrimą, kad nustatyti, kad šuniukas neturi skydliaukės nepakankamumą. Na ir jeigu štai jau išsirinkome šuniuką pagal temperamentą, pagal išvaizdą, išsiaiškinome jo sveikatos ypatumus, kągi mes galime veikti su šiperkėmis, kas joms patinka, kokios veiklos ar sportas? Šiperkėms labai patinka jie patys. Jie puikiausiai gali praleisti laiką
jūsų namuose ir turbūt ieškodami nuotykius be jūsų, bet mūsų šunys taip pat sėkmingai dalyvauja ir agility varžybose, paklusnumo varžybose ir mano šunys dalyvauja parodose. Na ir žinome, kad jūs esate aktyvi parodų dalyvė, turite savo ringo dresūros mokyklą. Gal papasakotumėte apie šiperkės parodose, apie jūsų patirtį, na ir iš esmės apie veislę pasaulyje? Aš galiu pasakyti, kad aš turbūt pradėjau trendą, kai šiperkai pradėjau laimėti parodose, dideliuose parodose, dideliuose ringose. Ir Sargis, kada atvažiavo iš JAV, jo pirmoji parodoje jis laimėjo jau grupę. Ir čia buvo turbūt iššūkis, nes visi parodos mėgėjai šiek tiek kreivokai žiūrėjo ir į tą negražų juodą šuniuką, bet kuris turėjo tokią šarmą ir man buvo tikrai labai gražus ir turbūt teisėjams taip pat. Mano šunim, man atrodo, dalyvavimas parodose patinka taip pat kaip ir man. Mes su šiperkais apkeliavom turbūt visą pasaulį. Ar galėtumėte gal tada papasakoti apie vieną kokią parodą ar laimėjimą, kuris ilgam įsėdo jūsų širdyje ir jį prisiminsite visą gyvenimą? Oi, tikrai negaliu, nes pergalių buvo labai daug ir kelionių buvo labai daug ir turbūt labiau negu tos pergalės buvo man įdomios pačios kelionės, patys skrydžiai ir galimybė susitikti su draugais per visą pasaulį. Na ir vis dėlto šunį mes turime ne vien dėl parodų ir tai yra tik maža dalis to mūsų bendro gyvenimo. O kaip yra su mažais vaikais? Šiaip reikia atsiminti, kad ne viena šunų veislė netinka būti vaikų auklėtoja. Ir šiperkai naujiems tėvams turbūt gali tik tai sukelti papildomų rūpesčių. Nes šitą veislę tikrai reikalauja ne taip, kad daug dėmesio, bet daug žinių ir kantrybės. Taigi šeimoje atsiradus mažam vaikui arba planuojant, kad šis vaikas atsirastų, šiperkės atsiradimą šeimoje turbūt reikėtų atidėti vėlesniam laikui, taip? Turbūt, nes pavyzdžiui, kai aš pirkau Sargį, mes turėjom labai griežtą susitarimą su veisėja, kad šitas šuo niekada nebus paleistas nuo pavadėlio. Nes ir dabar, nors Rykis buvo išauklėtas manim nuo pirmų dienų grįžti ir ateiti pagal komandą, vis tiek mūsų pasivaikščiojimas darbinių veislių mėgėjams atrodo labai keistai. Aš einu per mišką savo ratu, o jisai tų pačių metų skrenda aplink mane ir turbūt prabėgo 3 ar 4 distancijos. Taigi iš esmės būsimas šiperkės savininkas neturėtų būti naujokas šunų pasaulyje. Taip, naujokams aš nerekomenduočiau turėti šitą veislę, nes pavyzdžiui labai dažnai sako, kad pudelis arba border collies yra pats protingiausias šuo pasaulyje. Bet pagal mano mąstymą, pats protingiausias šuo pasaulyje laimingai pabėgs nuo savo savininko į mišką ir ten galės išgyventi. Kol nei pudelis, nei border collies, man atrodo, nerizikuos tokie elgesį. Šiperkė patinka man tuo, kad visą savo gyvenimą šitas šuo tyrinėja mano silpnas vietas, bando visokiausias variantas, kaip apgauti, kaip kažką pavogti, kaip padaryti taip, kaip nori jis, o ne taip, kaip noriu aš. Na, bet jeigu vis dėlto dar grįšime prie vaikų, jeigu jau šeima turi kiek, taip sakant, paaugintą vaiką, ar šiperkė sutars su tuo vaiku? Taip, aš esu tikra, kad šiperkė su savo smalsumo ir aktyvumo lygiu gali tapti labai gerų kompanionų jūsų vaikams. O jeigu kalbėsime apie nepažįstamus žmonės, ar tai yra patiklūs šunys ir ar lengvai prisileidžia svetimus? Ne, kaip kiekvienas sargybinis šuniukas, šiperkė gali būti puikus namų skambutis.
Jisai labai sargus ir praneša visą laiką savo savininkams, kad ateina svetimas žmogus. Ir vėl, ar prileidžia šiperkai svetimų prie savęs ar ne, priklauso labai nuo šuns charakterio. Pavyzdžiui, mano Rykis, jis tiesiog myli žmonės. Ir aš nežinau, ar daug tokių šunų yra, kurie turi tokią saulėtą temperamentą, kuris tikrai nori eiti ir pasisveikinti ir pabendrauti su visais. Bet tuo pačiu metu mano senas pirmas šuo, jisai buvo atsargesnis ir tikrai neieškojo draugystės su svetimais. Na, o jeigu šeimoje atsiranda šiperkė, tai yra vis dėlto labiau vieno žmogaus šuo, ar jie pripranta prie visų esamų šeimos narių? Šiperkai manipuliuoja visų šeimos nariais, bet jie labiau klauso žmogaus, kuris užsiema su jais. Tas, kuris uždirbo jų pagarbą. Na ir pabaigai, tai kokie yra tie pagrindiniai trūkumai ir momentai, kuriuos būsimas savininkas turėtų gerai apmąstyti prieš įsigydama šuniuką? Taip, būtinai. Kaip aš jau paminėjau, šiperkas yra labai aktyvus, labai judrus ir labai stiprus šuo, nors jie neatrodo tokie dideli. Svoris šiperko patino turi būti iki 9 kg, bet jie turi labai daug jėgos. Taip pat šitie šunys, kaip aš jau paminėjau, meta savo kailiuką 2 kartus per metus ir kailiuko to nemažai. Ir dėl sargumo ir lojimo, man atrodo, čia mažiausia jų problema. Viską priklauso nuo to, kaip jūs auklėsit savo šunį. Bet šiperkas reikalauja turbūt gal pratingesnės dresūros, pratingesnio priėjimo prie šuns. Nes jų charakteris vis tiek yra artimesnės primityvinių šunų veislių. Ir jeigu šiperkui kažkas nepatinka jūsų elgesį, jis labai greitai nusprendžia, kad jisai gali spręsti visas problemas pats. Taip pat reikia prisiminti, kad šuo nėra vienkartinis žaislas ir šiperkė gali būti jūsų kompanionų 15-16 metų. Čia tikrai yra ilgalaikis projektas ir tikrai ilgalaikė atsakomybė. Aš esu labai laiminga, kad šiperkė netapo komercinė veislė Lietuvoje ir jų populiacija nelabai didelė. Bet aš esu tikra, kad kiekvienas šios veislės savininkas yra tikrai šios veislės mėgėjas ir didžiausias pasaulyje fanas. Tai jeigu jūs sugalvojot arba pamatėt šiperkę gatvėj, jūs galite drąsiai prieiti, pakalbinti mūsų. Mes galim atsakyti visus jūsų klausimus. Ačiū, Svetlana, kad pabaigėt tokia miela nata. Tikrai tikiu, kad visi būsimi ar jau net esami šiperkių entuziastai būtinai prie jūsų prieis. Nepraleis tokios progos. Na ir ačiū Jums, kad šiandien dalinotės žiniomis ir sutikote papasakoti apie šią nuostabią veislę. Ačiū už pokalbį. Taip pat ačiū visiems besidomintiems šiperkėmis ir Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki Jums kuo didžiausios sėkmės. Iki kitų greitų susitikimų.